Lėja, dirbdama turgaus aikštėje, nuėjo prie prieskonių sekcijos ir paprašė vieno iš ekspertų pauostyti prieskonius. Jis pažiūrėjo į permatomą pakelį, atidarė, pauostė ir, tarsi patyręs kokaino prekeivis, mažuoju pirštu paėmė žiupsnelį ir patrinė tarp dantų. Paskui pasakė, kad tai Graham masala prieskonis, tinkamas kario patiekalams. Grįžusi namo, Lėja nupirko ingredientus ir ruošėsi vakarieniai. Paėmusi pakelį dar kartą panagrinėti, ji nustebo, kad ant jo visiškai nieko nebuvo. Juk turėtų būti nurodyti teisiniai, sveikatos ir higienos reikalavimai, nes pavadinimas rodo, kad prieskoniai parduodami Lietuvoje. Įmaišiusi prieskonius į padažą ir maišydama apimta monotonijos, Lėja pagalvojo, kad norėtų, jog jiems niekada netrūktų maisto. Ir tuo metu patiekalas staiga sušvytėjo auksinė spalva. Lėja pamanė, kad liepsna pagavo ingredientus ir tuoj užsidegs, todėl nekreipė į tai dėmesio. Tačiau ji nežinojo, kas tiksliai dar nutiko šiuose namuose, o mes žinome, kad šiandien čia bus nuotykių. Grįžęs Jonas po darbo paieškų dienos nuo pat durų užuodė skanų maistą. Jie pavakarieniavo, o Lėja nuėjo pailsėti. Tuo metu Jonas plovė indus ir tvarkė virtuvę. Pradėjęs sausinti indus, jis atidarė spintelės dureles ir pamatė, kad ji pilna maisto. Atidaręs kitą spintelę, jis vėl rado joje pilną maisto. Visos namo spintelės buvo pilnos maisto, kurio užtektų pusmečiui ir ilgiau. Jonas nepaprastai apsidžiaugė ir pažadino Lėją, klausdamas, iš kur atsirado tiek turtų. Lėja, pati sumišusi, nežinojo ir sakė, kad tai kažkoks stebuklas, kad jis pats parnešė visą maistą ir bando jai tai priskirti. Jonas tikino, kad net neturėjo pinigų autobuso bilietui, todėl negalėjo pats gauti tiek daug maisto. Lėja viską suprato, ji jautė, iš kur tai atkeliavo, tik jai reikėjo laiko, kad ne tik suprastų, bet ir priimtų šį stebuklą.